kai kažką tai gaminam, ką reikia suplakti, sumaišyti, sutrinti, pagaminti pertrintą sriubą ar elementariai netgi užplikyti arbatą, mums labai praverčia indai, kurie yra ąsočio formos. Ir Tupperware turi štai tokį indą, jisai 1,2 litro talpos, su patogia tokia didelė rankena, va štai tokia, ir dar rankeno yra skylė, jeigu pavyzdžiui aš plaku kažką, šluotelę paplakiau, nes labai patogus tam reikalui šitas ąsotis ir šluotelė purvina, aš ją galiu įsistatyti čia. Kai aš plaku ir ąsotį laikau padėjus ant stalo, nebūtinai plaku, gal su bulvių grūstuvė noriu sutrinti kokį nors varškės kremą ir pasigaminti varškės apkepą, pats ąsotis turi apačioje va štai tokią guminę tarpinę, kurią mes uždedame ir tada ąsotis mūsų neslidinėja ant stalo. Kas svarbu, jeigu plaunate indaplovėje, tą tarpinę nuimkite ir ją plaukite rankomis, jinai neplaunama indaplovėje. Ąsotis turi 3 matavimo skales, tiksliau turi 4, bet man prireikia 3, nes skystį galite matuoti paprastais matais ir amerikoniškais. Tai turime skalę mililitrais, turime, va štai čia skalė mililitrai, čia amerikoniški matai, tada turime skalę miltam ir skalę cukrui. Tai galite naudoti ir kaip matavimo ąsotį. Ir kaip minėjau, jame labai patogu kažką tai gaminti. Tai jeigu man, pavyzdžiui, reikia plakti elementariai šluotelę, tai aišku, dangtelio aš nedėsiu ir puikiausiai savo galėsiu susiplakti ar, kaip minėjau, sugrūsti. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, plaku elektriniu mikseriu ar tuo smulkintuvu, kažką tai smulkinu, darau pertrintą sriubą, tai tada man patogiau yra užsidėti dangtelį, kad niekas nesitaškytų į šonus, aš užsidedu į va štai šitai, viską puikiausiai ir suplaku. Dangtelis turi va štai šitą uždengiamą dalį ir pats dangtelis turi 3 pozicijas. Pilnai atidaryta, pusiau atidaryta ir visiškai uždaryta. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš dedu į šaldytuvą kokią nors kanelių tešlą, kad subrinktų, tai visiškai uždarau. Jeigu plikau kokį nors arbatą ar kavą ar dar kažką, tai galiu pilnai atidaryti. O jeigu susipilu kompotą ir noriu nukošti, kad čia liktų uogos, o man bėgtų tik tai skystis, tada atidarau pusiau. Ir dargi atidariu šitą kiaurymę, jūs galite kombinuoti su kitais gaminiais. Va štai čia aš juos turiu, pavyzdžiui, man reikia išlydyti sviestą arba šokoladą, čia pilu verdantį vandenį, čia įstatau greitkratį su sviestu arba šokoladu ir viską savo puikiausiai išlydau. Jeigu aš gaminu ir man begaminant reikia į kremą įspausti citrusų sulčių, va, prašau, yra sulčiaspaudė, jinai dera ant štai šito va dangtelio ir galiu prisispausti daug sulčių, net nei kremo elementariai, arba įspausti ten laimo sultis ar citrinos ar apelsino į kažkokį tai gaminamą torto kremą ar panašiai. Jeigu man reikia žievelės citrinos ar imbiero ar česnako ar kokio nors ten muskato riešuto patakuoti, tada dedu tarkutę. Ar net žinau, kad jaunos mamos įvairiausios morkytės ir daržovės irgi tarkuoja būtent per šitą tarkutę. Ir dargi yra kiaušinio trynių atskirėjas, tai aišku, gamybos metu mums dažnai reikia atskirti atskirai kiaušinio trynius, atskirai kiaušinio baltymus ir juos suplakti. Šitas rinkinys yra atskiras, jis yra va štai va toksai va šeimininkės rinkinys su va tokiu mažu indeliu, o ąsotis yra atskirai. Ir jeigu jau atskiriam kiaušinio trynius nuo baltymo, tai žinoma, juos reikia suplakti. Jeigu jūs turite ąsotį plakimo indą Easy Speedy, tai šitas ąsotis yra lygiai toks pat kaip va štai šitas plakimo indas. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš čia suplakiau baltymus ir atskirai reikia suplakti trynius, aš perdedu tik tai galvą ir tai puikiausiai suplaku. Patogus ąsotis, kaip minėjau, visiems gamybos procesam. Tiek suplakimui, tiek sutrinimui, tiek sumaišymui, tiek kremų darimui, tiek pertrintų sriubų darimui ar net kavos arbatos užplikimui. Va štai toksai, rekomenduoju, turėsit naudos, džiaugsitės.